Aš jutau, kad tuo laikotarpiu aš buvau žymiai gudresnis negu dabar, nes man reikėjo būti gudresniam tarp tų pagaliukų laikai, rūkai, kad tik neprasmirdėtų pirštai. Ten galėjo mirti ir kristi ir ten būdavo visokiausių situacijų, kur kažkas buvo ten užsikabinęs, reikėjo traukti. Aš per skausmo šokau, vos ne per ašaras ir dar matau, į ją pažiūri ir jinai man rodo šypsokis. Per kažkokią tai klaidą auklėtoją nuvedė, turėjom žiūrėti Scooby-Doo, žiūrėjom Final Destination. Ir tu eini, va, žingsnis bulvės, žingsnis. Labas vakaras, labas rytas arba laba diena, priklausomai nuo to, kada žiūrite, su jumis dar vienas Varom į lauką epizodas. Ir mūsų laidos partneris SIM kortelė Seilit. Seily, kai reikia interneto užsieny. Čia visų keliautojų išsigelbėjimas, tiesiog reikia atsisiųsti programėlę ir keliauti kartu su Seily pasirinkus duomenų planą. O šiandien svečiuose pas mane labai fainas žmogus, labai geras žmogus, labai puikus komikas, Tomaš Rinkevič. Labas, Tomašai. Labas, sveikas, labai malonu. Tokia labai daug žadanti pradžia ir geras komikas ir geras žmogus, bet čia toks viduriukas pas mane labiau. Ne? Taip jauties. Tomašai, iš tikrųjų nežinau, ar esi matęs arba susipažinęs su tuo, apie ką mes čia kalbam, bet pagrindinė mūsų tema tai yra vaikystė, paauglystė. Kadangi mes esam panašaus amžiaus, tai tas laikotarpis irgi yra panašus. Ir pirmas mano klausimas visą laiką būna tas pats. Pasakyk man, su kuo tau asocijuojasi vaikystė arba paauglystė? Vat kaip prisimeni tuos laikus, koks pats pirmas dalykas ateina į galvą? Bandyti išgyventi Vilniaus gatvėse, aš gal taip pasakyčiau. Čia buvo toks laikotarpis, kur turi laviruoti, turi prisitaikyti, pilna marozų, dominuoja Adidaso apranga, Nike. Pirmas alkoholis, pirmas cigaretės kažkokias už garažų pasislėpęs ten tarp tų pagaliukų laikai, rūkai, kad tik neprasmirdėtų pirštai. Jeigu smirda rūbai, kažką jau galvoja, kaip pasiteisinti tėvams, jeigu užuos. Kodėl, pavyzdžiui, pas tave ten porą cigarečių procesorių paslėpta yra ir sakai, kad čia draugelio, čia ne mano, jis paprašė palaikyti. Nu ir kažkaip laviruoja tarp viso šito. Aš galvoju, čia toks labiau pažinimo, kažkur prisitaikymo, atradimo savęs. Sunku pasakyti, nes man atrodo šiuolaikinis jaunimas ir kai aš buvau to nuo 14 ten iki 18 metų labai dabar skiriasi ir labai gerai, kad dabar toks, žinai, mažiau agresijos gal laikotarpis, labiau pasitikėjimo savim, nes mūsų laikais turbūt pagrindinis autoritetas visada buvo vyresnis asmuo, nepriklausomai ar jis geras žmogus ar ne, tu niekad negali priešintis prieš mokytojo žodį, prieš tėvų, prieš kaimyno net. Kas viršesnis, ten ir guli visa teisybė. Tai vat. Nu jo, kažkaip tas, aš kartais irgi pastebiu, kad vis tiek išlikęs kažkoks tas dalykas, kad toks marozų kultūros irgi, žinai, palikimas yra, kad tu matai kažkokį stipresnį ir dabar dar ateina kartais tas, žinai, toks, kažkaip, net nežinau kaip įvardinti, žinai, tą dalyką, bet kad yra kažkoks toks jausmas. Man dar gal biški pasikeitė visi autoritetai, kas anksčiau būdavo, nes dabar, kadangi esu nepriklausomas, ta prasme, pats finansiškai už save atsakingas, ten už sveikatą, ten, nežinau, už ten santykiuose, žinau, už ką esu atsakingas, jeigu man leidžia ten būti atsakingas. Kokias užduotis duoda, tokias ir atlieku, bet esmė, kad anksčiau tu turi laviruoti, tu turi būti labiau gudresnis, man atrodo, nes Kauno tėvų gali gauti diržo, parneši dvejetą diržas ir ten tada labiau dominavo toks senas požiūris į vaiko ugdymą. Ir dėl to, pavyzdžiui, aš dar turiu brolį dvynę ir jeigu aš noriu pabėgti iš pamokų, bet, pavyzdžiui, jis nenori pabėgti, o mes vienoj klasėje mokomai, tai aš turiu kažką jau galvoti, kad man gal bloga pasidarė, pasakyti jam kažkokią tai visą teorišką informaciją, ką jis perteiktų mokytojam, kad tai nedaitų iki tėvų, o jeigu daisi iki tėvų, tai dar kažką turiu sugalvoti. Tada aš jutau, kad tuo laikotarpiu aš buvau žymiai gudresnis negu dabar, nes man reikėjo būti gudresniam, kad, taip liaudiškai tariant, negauti pizdako nuo tėvų. Tai turėjau visada permastyti ir, žinai, vaizduoti žaidytai šachmatai su visais. Turi pergudrauti oponentų. Dabar kažkaip to manyje nelabai yra, nes atsakingas už save. Griūsiu, reiškia, gal per daug išgėriau. Pats atsakingas. Taip.
Bet nebus taip, kad griuvau arba ten neuždirbau šį mėnesį, tai man dar motina dar diržo duos. Nu jau nebeegzistuoja šitą. Jo. O gerai, Tomašai, tu labai šiaip gerai pradėjai su tuo laviravimu, išgyvenimu ir turbūt, nėra paslaptis, kad mūsų laikais, ar ne, labiausiai laviruoti reikėdavo kieme, ar ne, būdavo ta vieta kaip kiemas. Tai kaip atrodė tavo rajono kiemas, kokios, nežinau, buvo panetkės arba susitarimai, kaip iš vis, kokie žaidimai galbūt būdavo ir panašiai, ką jūs veikdavot kieme, kaip atrodė tas tavo kiemas? Na, jeigu pati tokia vaikystė kiema, tai visur dominavo tie patys turbūt žaidimai, kad ten mes ir žaidėm su gumytė, aš nežinau, jeigu dar aktualu kažkas prisimins tą Mickey Mouse kažkur, būdavo, kad esam labiau tarpanų, bet čia ta vaikystė. Po to kažką darydavom iš pagalių, darydavom kažkur atrasdavom vietos, kad padarytų salę kaip namūkus, mes jas štavikais vadinom, kur tu gali pasislėpti, kažką pasibūti nuo lietaus, tai iš pagalių ir visokiausių šūdo šlamšto, ką prineždavom, lipdydavom, darydavom. Būdavo taip, kad, pavyzdžiui, kur aš augau, už tvoros buvo savivaldybė ir ten pagrindė visa ten traktoriai, sunkioji technika ir jie prižiūrėdavo turbūt to viso rajono dalia kaip ūkį. Ir mes ten vakarais perlipom, suradom, aš nežinau kodėl, pavogėm techpasą, kažkokią traktorių. Ir ten tokie ir sekančią dieną matom per tvorą kažką ten vyrai laksto, kažko ieško. Ir mes tokie gal iš šito ieško ten. Ir jie vyresnio amžiaus, mes išsidavėm, mes suprato, kad turbūt mes buvom perlipę kažkur lindę ir pavogę tą techpasą, bet žiūrint dabar iš vyresnio amžiaus perspektyvos, man patiko, kad vietoj to, kad jie mums diržą duotų arba ten įskūstų tėvam ir panašiai, mus dar apdovanojo. Aišku, jie paskatino tokią gal, žinai, vagystės dalyką tuo metu, bet tada mes nuėjom dar į kioskelį, kuris randasi čia netoli Liepkalnis skveras toks. Nupirkom kažkokį čipsų, limonadą už tai, kad mes suradom tą techpasą. Nors, žinai, kaip galėjai, jeigu jis visada guli kažkur va ten už to skydelio automobilėje nuo saulės, tai kaip jis galėjo iš ten dingti. Ir dar surado 10-mečiai vaikai arba ten 8-mečiai. Bet tas dalykas, eiti tokio tipo patalpas, šiaip labai įdomu yra, nes aš atsimenu pas mane kaime, kai aš būdavau pas senelius, jie gyvena netoli katilinės, žinai. Tai aš irgi ten pereidavau kažkaip ten ar tvorelė, ar kažkas būdavo, įlyzdavau ir ten tarp žvyro krūvos, tai tiesiog gali valandą laiko, žinai, atrodo, prie to žvyro ten sėdėti, žinai, ten. O, tai va tas yra atradimo, mes, pavyzdžiui, daug strojkėse laipėdavom. Man atrodo, mūsų vaikystės būdingas dalykas, suras kažkokią strojkę, kažkur lipt, užlipt, peršok nuo aukštą į aukštą. Sakau, dabar pagalvojęs, tai buvo žiauriai pavojinga. Ten galėjom mirti ir kristi ir ten būdavo visokiausių situacijų, kur kažkas buvo ten užsikabinės, reikėjo traukti. Ten virš, nežinau, iš 3 aukšto vos ne paslydo į apačią. Būdavo, kad laipėdavom per geležinkelį, va čia irgi nežinia, kada bėgiai gali, aš nežinau, ar yra kažkoks saugos dalykas, kad, pavyzdžiui, neužtrenktų tau ten, neužspaustų kojas. Tai ir tos sieros prie tų bėgių ieškodavom, žiūrėdavom, nagrinėdavom, buvo tas didelis įdomumas, kur atrodo kažkur tu pareini ir nežinia, kiek to dar laiko negali apskaičiuoti, kad grįžt atgal į kiemą. Nes supranti, kad jeigu negrįši su paskutiniais saulės spinduliais, oi, kokią pizdako gausi, oi, kiek motina mus su diržu ieškodavo ir tu girdivo tik savo vardą arba brolio ir supranti iš balso tembro, ar tu gausi šiandien diržo ar ne. Ir sprendi, ar tau bėgti namo, ar jau slėptis, ir tokia sakau, ir visą laiką kažkur būdavo stresas. Ir aš daug streso išgyvenau vaikystėje. Ir tu tada supranti, turi tada labiau mąstyti, kas atsitiko ten, pavyzdžiui, oi, čia kačiuką suradom, žinai, ir jau kaip, mama jau mato katele. Ir tu bandai manipuliuoti per tą katiną, kaip mes galėjom katiną palikti. Argi dabar tu mane mušė diržu, žiūrint tam katinui į akis, tu negali to padaryti. Ir tu pradedi manipuliuoti vyresnio amžiaus žmonėm. Bet gerai, bet irgi papasakoju šiek tiek apie tą vaikystę, ar ne tokius žaidimus, bet o paauglystę dabar kelkim į paauglystę būtent kieme, irgi jau šiek tiek užsiminė, ar ne, kad tai buvo toks laviravimas, lakstymas tarp, nežinau, nuo marozų ar prie marozų, čia priklausomai nuo to, ar ne, bet
kaip atrodė va tas kiemas. Ir ypač, sakau, man labai įdomu, ar turėdavot kažkokius susitarimus, sakykime, kad, nu, va, į tą kiemą negalima eiti. Aš kažkada esu, pavyzdžiui, pasakojęs, pamenu, mes irgi buvom, nu, plotė ten su draugais, bet čia irgi prieš kokį 15 gal metų. Ir aš atsimenu, kaip vienas bachūras bėga ir jį vejasi dar vieną, žinai. Ir mano draugelis per balkoną rūkydamas klausė, sako, kodėl tu jį vėjėsi, sako, kodėl jis ne per savo rajoną eina, žinai. Ar pas jūs būdavo kažkokie tokie susitarimai ir panašiai? Oi, buvo pagrindinė, tai, pavyzdžiui, kadangi aš iš Liepkalnio, po to ten yra Dzūkų gatvė, čia jau kita hebra, po to į viršų yra Naujininkai, dar kita hebra, ir čia labiau toks ir buvo, kur tokią ir tokią valandą geriau, pavyzdžiui, vienam nebeiti. Bet ir pas mane intuityviai buvo dalykas, kai, pavyzdžiui, nepriklausomai nuo valandos aš užeinu į tą Liepkalnį jau, sakym, kur aš įsivaizdavau ale teritorijas, žinai. Yeah. Tai aš jutau, kad čia jau esu saugus, čia jau nieko nebus. Bet irgi tam tikro amžiaus, nes mes su broliu baigėm Simono Konarskio vidurinę mokyklą ir kadangi iš Liepkalnio mums reikėjo nueiti iki stoties, sėsti į troleibusą autobusą, nuvažiuoti. Ir nuolat, kai mes grįždavom, oi buvo irgi streso vien dėl to, kad pasitikdavo ten, kas į Salininkus važiuoja, irgi ten savo hebrą, visokiausių marozų ten, tie, žinai, ir pirmi tokie narkotikai pas juos prisidėdavo, tai kai matydavo ir Liepkalnikas, kas ant kalno sėdė Klijus uostą. Ir tas visas nagrinėjimas, žiūrėjimas, tai va, ir jie prie mūsų nuolat pristodavo. Ar turi paskambinti, ar turi kapeikų. Ir tas buvo toks jau mobbingas, čia labai minkštai pasakyta mobbingas. Ten ir vos nepašokinėk ar kratosi kažkur tau, kaip, nu tai, sakau, pilnas streso buvo. Ir buvo, kad ir mus vejasi, ir vat vejasi iki to pat Liepkalnio, bet tada sutiko jau vat tie paaugliai, kurie buvo vyresni už 16-17. Tie jau vat, tie visi vierchai. Ir tada jie mus išgelbėjo, pamenu, bet, sakau, dominavo pagrindinė, žinai, vienintelė pamoka buvo smurtas. Jeigu tu parodai, kad tu stipresnis, tada tave kažkokį respektą gauni. Tu turi arba būti šmaikštus, arba juokingas ten kažkoks, arba gudrus, arba pagrindė stiprus. Bet jeigu esi stiprus, tu turi va, tą kažkokį pagarbos taškų gauni nuo kitų. Bet va tas, va, pavyzdžiui, irgi man kaip įdomu yra tas teritorinis dalykas. Nes aš irgi atsimenu, pavyzdžiui, savo laikais, kad negali eiti, pavyzdžiui, į Žemaičių gatvę, nes ten žemaitukai yra. Ir gausi tada, žinai, arba jeigu esi vat savo rajone, aš atsimenu, man buvo labai keista, ten, kur aš gyvenu Panevėžy, man pasakė, jau, gal aš jau buvau išsikraustęs, man atrodo, iš to rajono, kad sako, ten žiauriai pavojingas rajonas yra, žinai. Ir aš galvoju, aš ir naktį eidavau, žinai, nieko nebūdavo, ir dieną eidavau, ir kada tu nori, žinai. Ir žiauriai keista tada suprast tą dalyką, kad kiti sako, kad ten pavojinga, nors tu, žinai, nu ten, sakau, eidavai ir naktim, ir dienom, ir tau nieko nebūdavo, žinai. Nu, man dar tas buvo cheat code'as, jeigu tu pasakai kažkokį vardą, ką tu pažįsti. Ai, tu pažįsti ten Antaną, gerai, eik. Ir nieks netikrino ten bruožus Antano, ar jis apgama kokią nosies turi, ar dar kažką. Pažįsti Antaną? Free pass, galėjo praeiti. Tai ir tai būdavo. Jo, čia tas yra, kad kažkaip, nu, turėjai turėti kažkokį patvirtinimą iš vyresnių. Jo, gal priklausomai dar kaip tu sakai, nu, tu turi būti labai stipriai tikėt, kuom sakai, negali abejot, negali ten, kad palūštų balsas, nes iškart, tai tu mus čia dūchinė, nu ir iš karto į barzdą, ten kažkaip nelabai ten į tas kalbas eisi, žinai, nebuvo ten, kažkaip tai buvo tas stiprus vidinis kodeksas, ten gauni nuo kažko pizdako, nu, tu negali niekam pasiskūsti, viskas, turi sukandęs dantis, eit, nežinau, spaudimus daryti, tu negali sakyti tėvam, nes tada, žinai, jeigu tėvai kažkaip ateis aiškintis, tave dar labiau dūchins ir toliau mušnu, nebuvo tokias kažkokias atsakomybės, kur, pavyzdžiui, dabar, ačiū Dievui, žinai, jeigu kažkas, kad tas silpnesnis fiziškai turi visas teisės ir visas galimybės save kažkaip apginti, kad arba kažkas jį apgins. Ir čia yra visiška norma. O ten, sakau, toks gyvūnų pasaulis būdavo. Aš nežinau, kaip kitos yra, aš žinau, Savanorių buvo gan toks pavojingas rajonas. Ten kitus kažkaip yra minkštesniai tokie buvo, žinai, bet pas mus net mokyklos laikais, aš pamenu, vadinama ta buvo, nežinau, ar lietuviškai ten strėlė ar kaip, kada yra tiltas tarp mūsų mokyklos ir berods Savanorių ar Gerosios Vilties. Ir aš pamenu, kai buvo susitikę ant tiltų skirtingų mokyklų mokiniai tam, kad muštis.
Jo. Ir aš nežinau, kaip dar mes praradom tą dalyką, bet mano laikais, kai man, pavyzdžiui, buvo ten 10, 12, 13, aš žiūrėjau į 12-okus, 11-okus, jie atrodė kaip 30-mečiai. Taip. Visi su lakierkom, visi su prastom tom kelniam, visi su tais puhavykais va tokiais va, su va tokiais va mažom tašiam, kur tik vienas susivinys arba susivinys buvo į kišenį kištas ir jie gyveno pagal tas visas panetkas. Jiem nebuvo ten, jie nelabai rūpėjo gal mokykla, mokslas, viskau rūpėjo pasimušą, savaut save, savo ten draugus, savo kažkokius įsitikinimus. Bet tame gal ir buvo dabar iš tos perspektyvos kažkiek ir gal ir žavesio ir ne. Nu, aš manau, kad čia šiaip bendrai yra tos kultūros, va kaip tu klausai, žinai, aš sakai, nežinau, ar kitose rajonuose tai būdavo. Aš manau, kad vis tiek tai buvo, nu, kaip tu irgi sakai, gerai, norma ir žmonės tiesiog jie, nu, taip gyvena, žinai, nes aš irgi atsimenu lygiai tas pačias muštynės, tu sužinodavai mokykloje, kad va dabar stadione eis mušti, žinai, ir tu eisi ten žiūrėti arba, žinai, nežiūrėti, bet žinosi, kas mušosi tokie, žinai, ir žinosi, kaip ten baigėsi kitą dieną ir panašiai. Ir sakau, vat, tas ir rajonų dalykas, kad turėdavai žinot, kur eiti, kur neiti. Tiesiog, nu, turėjai tokį galvoj turėti išgyvenimo paketą, žinai, vat, kaip išgyvent, kad nebūtų tau blogai, žinai, arba sunku, kad nebūtų. Ir tas galios rodymas kažkoks, jisai labai gajus būdavo, nes aš atsimenu, mes irgi su draugu kažkada varėm, su klasioku varėm į filmą ir turėjo dar ateiti vieną klasiokę, mes turėjom 3 varyti. Ir atsimenu tokie marozai, žinai, tipo, atėjo į tą kiną ir jie irgi sako ten kažkaip, sako, į kokį filmą eisit, nu ir mes ten pasakėm, žinai, ir aš atsimenu, mano draugas sako, į kokį jūs eisit, ne tavo reikalas, žinai. Ir aš atsimenu paskui, jau grįžtant atgal, draugelis tas pats pasakoja, kad sako, jie ėjo pro mano rajoną ir sako, aš stovėjau irgi su hebra, žinai, kaip ir tu sakei, ir jau visai kitaip reaguoja, visai kitaip bendrauja, žinai, nieko nesako ir panašiai. Ne. Tu dabar pasakys, ko aš įsivaizdavau tavo situaciją ir ten ant kiek greitai smegenys turi veikti, nes tavęs klausia, į kokį filmą eis ir tu toks, aha. Jeigu sumeluosiu, pasakysiu į kitą, jie nueis galimai į kitą, mūsų neras, bet gal tada po kino mes susitiksim koridorių, jie paklaus, kodėl sumelavai, koks rezultatas, pizdakas. Gerai, tada kita versija, tada pasakysiu, kad einam į tą, kurį tikrai einam ir jie ateis ir jie mus stebės ir po to apiplėš. Irgi blogas variantas. Aha, tai gal einam namo, gal mums nereikalingas tas kai. Nu, tu pradedi, sakau, tu svarstyti visus variantus, kaip tau išsisuk, ką tau padaryti. Su muštynėm irgi buvo toks, kur tu net gal ir nenori muštis. Taip. Bet tu jau esi priverstas, nes nuo to priklauso vėliau, ką hebra apie tave pasakys. Ar tu, žinai, krisi hierarchijos toj visoj sistemai, ar tu pakilsi. Ir tu jau sukandęs dantis, ieškai tų žiebtuvėlių, ką į ranką pasiimt, kad kumščelę sulaužyt, tu pirštų, nu ir viskas, ir varai muštis. O gerai, Tomašai, šiaip vat, irgi taip probėgšom vis užsimenė. Tai norėjau paklausti tavęs, o kaip su mokykla būdavo, pavyzdžiui, ar ne, tu vieną mokyklą lankėjai? Jo, aš vieną. Jo, tai kaip ten būdavo, koks tu kaip mokinys buvai, nežinau, ar turėjai dalykus, kurie tau sekėsi, kaip su mokytojai sutardavai ir panašiai? Lygiai taip pat buvau tinginys, iki šiol esu, negaliu kažkaip šito išpjauti iš savęs, bet blogiausias mano dalykas tai esu tinginys. Ir per visą gyvenimą, čia su mokslais, su viskom, su darbais, man deadline'ai labiausiai motyvuoja, kur deadline'ai pradeda, bet irgi, žinai, atsiranda stresas, pušini save labiau, pasidarai darbus, dabar gerai. Ja. Tai mokykla lygiai tas pats, nes aš turėjau pažinoti, man kažkaip sakau, tuo laiku pas mane buvo žmonių nagrinėjimas. Aš labai stipriai nagrinėjau visus mokinius, ypatingai mokytojus. Ir aš žinojau, ką galima biškį apgauti, o su kurio net nereikia prasidėti, nes išriš. Tai būdavo skirtingų situacijų, žinai, kaip, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, būdavo kontrolinis ten geografijos ir mokytojai jau suprasdavo, kad aš su vienu draugeliu sėsdami į paskutinį suolą kažkaip nusirašo. Ir nesuprasdavo kaip, mes ten pasidėję, žinai, tai knygas ant kelių, tai dar kažkas. Ir jinai mane buvo pasodino į pirmą suolą ir pati sėdo priešais mane dienyną pildyti. Ir aš suprantu, kad, o pas mane buvo labai reiklus tėvai, aš negalėjau parnešti dvejetą. Žinai, tu supranti, kad, pavyzdžiui, parneši dvejetą, čia be galo daug dešimtukų, kad vėl grįžt į vidurkį 8 ir daugiau. Ja. Turi kažką gudrauti. Ir aš sėdžiu ir jinai uždavė ten klausimus visiems ir mes atsakinėjom ant A4 formato lapą.
Ir aš nusprendžiau tada, ir aš sėdėjau tą visą pamoką, galvojau, kaip čia man ją apgauti. Ir viską, ką aš sugalvojau, tai aš pasidariau, pavyzdžiui, buvo keturi klausimai. Ir aš žinau atsakymą į 1 ar 2 tos klausimus, kas yra nepakankamai, tikrai negausiu 8 ten ar 9. Ir aš atsakiau į 2 juos tos klausimus ir pasirašiau, kad čia lapas numeris 2. Ir atidaviau jai. Ir po savaitės jinai man sako, tipo, Tomašai, kur lapas numeris 1, nes logiškai turi būti numeris 1. Aš nežinau, aš jums atidaviau tą lapą. Ir jinai, nu gerai, aš tada paieškosiu. Dar praeina savaitė ir aš jaučiu, kad aš esu galios pozicijai. Ir aš klausiu, nu mokytojai, radot mano lapą numeris 1? Jinai sako, man radau, tai tu gavai 9. Jo, tu supranti, ir aš turėjau jaus, čia aš, no offense, tai mokytojai, labai puikiai mokytojai, aš tik pasinaudoju tokią progą, bet tada aš sakau, apie tą gudrumą aš pasakau, tu turėjai mąstyti ir galvoti, ir ką daryti, kaip pas ką nusirašyti, ką, žinai, sužinoti, pas ką paprašyti, kaip, pavyzdžiui, irgi, žinai, kažkas yra tie, buvo pas mus 10-tukininkai, bet tokie geri, kurie rašydavo savo tuos ale špargalkės, bet labiau, žinai, savo pasikartojimą, jie ir tai viską mokėjo. Ir jie dalinosi špargalkę. Bet tu skaitai tekstą, tu supranti, kad tu negali žodis į žodį tą patį perrašyti. Nes supras mokytojas, tu jau turi, jau galvoji antonimus, galvoji sinonimus kažkokius, žinai, kad tik tekstą perdaryti, savo dar žodžiais būdingais tau, nes mokytojai žino tavo tekstą, sakau, maksimaliai tada smegenis pas mane veikia. Dabar toks labiau atsipalaidavęs, nelabai domiesi, o ten reikėjo gudrauti. Ir kai tu turi gudrauti, tai man atrodo pajėgumas smegenų yra maksimalus, koks tai gali būti. Bet va, čia tas gudravimas irgi, aš jokiais būdais neskatinu to dalyko, žinai, šiais laikais, ypač kai aš esu mokytas. Žinai, aš skatinu. Aš skatinu, nes tada tu biški, tu išeini iš kažkokios sistemos, tu atrandi kažkiek save, tu supranti savo pliusus, minusus, tu tada pradedi, žinai, pažinot ir žmonės, ir kaip elgtis, ir kas jam patinka, kas nepatinka. Čia toks ale siurbimas į save. Bet žinai, ką aš turiu omeny, kad, ką aš, sakau, kad, vat kas man įsiminė labai, kad tu sakai, žinai, kad tu turi rašyti savai žodžiais, ten perkurti, žinai, kas irgi skatina mąstymą, žinai, tu kažkiek įsimeni, nes aš, pavyzdžiui, špargalkių darėme nematau problemos, jeigu tu ranka rašaisi, žinai, ir ten, nu, taip vis tiek kažkiek išmoksi, žinai. Bet, pavyzdžiui, vat, aš šiais laikais, ką esu pastebėjęs, kai mokytojauju, kad, pavyzdžiui, labai daug mokinių naudoja ChatGPT atsakymam ir kai tu juos pagauni, jie vis tiek sako, kodėl tu sakai, kad aš su ChatGPT dariau. Sako, nu, ašgi žinau, kad tu taip nemastai, žinai, ir ten, nes ten būna kažkoks parašytas sakinys, kur jau ten, nu, nuglamūrintas ir visa kita. Ir, nes, vat, sakau, vat, jeigu ten tu daraisi kažkokią špargalkę, žinai, ir ten, nu, kažkaip pasidarai ir visa kita, ir aš, pavyzdžiui, nesu prieš ChatGPT, žinai, yra, nu, vat, mokinių mano, kurie sudeda informaciją, kad ją susintetintų, bet tą informaciją jie vis tiek patys ieškosi, randasi, žinai, tai man su tuo nėra problema, žinai, bet... Man atrodo, kad ChatGPT turi būti kaip pagalbinis įrankis, bet ne kaip pakaitalas kažko tai, nes tas, mes pradedam, tipo, tas būna startas kartą, kažko nežinai ir toks, paklausiu ChatGPT, tu jau nebesistengi, tu jau pradedi save kažkaip įkalinti, sakau, mes pralaimėsim visus tos karus prieš visą tą AI ir visiškai, nes, nu, mes labai priklausomi nuo šito dalyko. Tik kažkas, pavyzdžiui, su kažkuo turi ginčą, vietoj to, kad, žinai, nu, tu, aš paguglinsiu. Tau klausiu ChatGPT ir ginčas greit yra išsprendžiamas ten, bet tai neskatina kažkokio, žinai, įdomumo kažkur toliau nueiti. Grįžtant prie tų pačių mokytojų, tai, vat, kaip sakiau, kažką galima pergudrauti, o kažkur tu, kai per metus tu įgauni pasitikėjimą žmogaus, tu irgi gali laviruoti. Nes būdavo mums reikėjo perskaityti kažkokią tai graikų, ar tai ten pjesę ar poeziją, aš nežinau, ten Tristanas ir Izolda, aš nežinau, ar lietuviai turėjo skaityti kažką. Ne, bet čia ne graikų. Čia ne graikų? Ne. Tai tada kažkur samilavau. Nu ir mums reikėjo rašyti irgi esę. Ir buvo 2 pamokos lenkų kalbos, viena po kitos, nes reikėjo. Ir aš apšai nieko, pirmą kartą išgirdau, kad mums kažką perskaityti reikėjo. Bet aš buvau pavyzdinis mokinys ir pas mane vidurkis lenkų kalbos buvo 9. Ir būna, žinai, mokytojai juk vietoj to, kad patys surašyti, va, kai pastatė pažymį, jie būna išdalina darbus ir sako, pavyzdžiui, Justinai, kiek tu gavai? Ir tu sakai, aš 10 gavau. Ir kadangi mokytojai žino, kad tu esi 10-tukininkas, jinai nebetikrina, jinai iš karto įrašo tą pažymį. Ir aš nieko nerašiau ir nieko lapo jinai man neatidavė, bet jinai klausia, Tomaš, kiek gavai? Aš sakau 9. Ir jinai įrašė tą 9, nors aš nieko nebuvau atidavęs nieko. Ir buvo tie dvejatininkai, kurie sėdi ir klausia, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, Povilau, kiek pas tave mokytoja klausė? Ir jis 6.
Ir jinai parodė klapą, o ten 2, žinai. Ir viską, nusakau, bet čia tam, kad irgi, čia blogai, gal aš sakau, čia aš buvau visiškai, žinai, kažkoks sociopatas, manipuliatorius, nu bet tas išėjo kažkiek tuo laiku į naudą. Dabar aš negaliu šitą pasinaudoti. Man kažkaip vienu metu labai moralinis kompas pradėjo galvoje veikti. Ten, kad, žinai, nepasinaudoti niekom, kažkokias egoistinės naudos nepasisemt ir panašiai, ir aš negaliu to daryti. Jo. Man, nežinau, gal aš per daug turėjau tų visų pažįstamų draugų, nes, žinai, mokykla, po to universitetas, vėliau, yra tie pirikupai, rajone, kurie buvo, su kuriais augau. Ir aš stebėdama, žinai, kaip jie elgėsi, kaip automobilius pardavinėja, ir aš supratau, kad aš nenoriu tapatinti su jais. Kai aš irgi pardavinėjau automobilį, žinai, ten katalizatorius tas pjauna, tas net padangas, kurios yra vadinamos tos zapaskės, arba tas dankratus traukdavo iš mašinos, tam, kad papildomai kažkam vėliau parduotų, užsidirbti. O pas mane vaizduotėj būdavo, pavyzdžiui, tu ateini pas mane mašiną pirkti, ne? Ir gal tu tam automobilį taupiai 3 metus. 3 metus tavo, žinai, sunkaus darbo. Ir aš tave apgaunu. Ir argi tai sąžininga, žinai, ir aš statau save į tavo vietą ir aš toks, ne, aš negaliu taip daryti. Aš turiu sąžiningai parduoti automobilius. Ir kiek buvau pardavęs, nu, tipo, jokių blogų atsiliepimų negavau ir kartais skambinau, sakau, mes jau čia mėnesį važinėjom, mums labai patiko, labai gera mašina, ačiū, kad, žinai, neapgauti. Ir tu toks, žinai, tau iš karto gerai pasidaro. Bet va čia, nu, gražu, žinai, yra, kad vis tiek, kaip sakai, turi tą moralinį kompasą, žinai, ir sutvarkytą. Ir aš manau, kad vis tiek, nu, tu galbūt žinojai, kad, vat, kaip sakai, ar ne, vaikystėje, paauglystėje, tai, nu, buvo toks išgyvenimo instinktas. Čia vėl man labai gražiai susisijęs su tuo, ką tu pradžioje sakė, ar ne, kad būdavo toks išgyvenimo instinktas, tu, žinai, nenori ten kažkokių problemų ir dėl to ieškai būdų, kaip išgyventi, bet dabar, kai esi pats už save atsakingas, nes... tai, nu, tiesiog turi, žinai, tada gali tau irgi, vat, nu, kitaip tada jau žiūrėti. Nu, matai, jeigu irgi gyventume kokiam dabar sovietmetį, kur irgi dominavo vien tik, žinai, fizinė jėga ir kas stipresnis, tas, nu, tas teisus, tai vėl reikėtų tada gudrauti. Bet dabar aš jau, žinai, gyvenam demokratijai, nu, nėra to spaudimo. Nėra to spaudimo, žinai, nėra, tu šiandien atsikėliai 8 gerai, rytoj atsikėliai 12, labiau biškai pamiegojęs. Irgi, nu kas to? Nei mama, nei tėvas, nei ten, žinai, gal draugė, žmona bus nepatenkinta, biškai, kad pamiegojai. Bet iš kitos, kas blogo atsitiko? Žinai, tu visada turi... Ir jinai nepiks, manai. Ir tas jau būna kartais, ir tu pasidarai toks kartais tinginiukas, sakau, ir dėl to ypatingai dar, žinai, žmonės, kurie yra freelanceriai, arba kaip mes, pavyzdžiui, ten komedijuojam, viskas priklauso nuo mūsų. Taip. Ir čia ir kartais ir pliusas didelis, kad išlaisvina mus iš to, žinai, pirmadienis, penktadienis, irgi no offense žmonėm, kurie dirbo oficinius darbus, kai kurie labai myli juos, žinau, kad gal mums biškai sunkiau, žinai, prisiderinti prie tų dalykų. Bet tada tu turi, žinai, dėlioti savo planą. Kada tau keltis, ką padaryti, kaip, žinai, pasikelt ryčą, kaip pakeltos followerius. Kada, žinai, tada su tavim galimai susieks labiau kažkas dėl kažkokio tai reklaminių dalykų, nu ir tas. O žiūrėk, Tomašai, pakalbėjai apie reklaminius dalykus ir mūsų laidos partneris Seilė turi tau klausimą ir jų klausimas skamba taip, jie klausia tavęs, kokia buvo tavo pati įsimintiniausia vaikystėje, paauglystėje kelionė į užsienį? Ar atsimeni kažkokią kelionę, kuri padarė labai didelį įspūdį? Pas mane vienintelis užsienis buvo Lenkija. Kadangi aš šokau tautinių šokių ansamblį Vilija, čia vietinis ansamblis, didžiausias, kiek aš žinau, vietinis ansamblis. Tai mes tą Lenkiją ir nu visur, kur mes tik nebuvom. Yra tokie miesteliai, ten kaimuose buvom net, čia aš nesakau apie miestus, ten Krokuvai, Varšuvai, Gdańske, tame. Visas tas trimestis, visur mes buvom. Aš apkeliavau tą Lenkiją, sakau, man jau dimnė, žinai, nuo Lenkijos. Visur buvom, visur šokom, net kur mums sakė, čia galit nešokti, vis tiek mes šokom, mums reikėjo tik pasišokti. Didžiausia vėliau mano kelionė su tuo ansambliu buvo Bulgarija, žinai, kur dabar Bulgarija tai toks, žinai, tokia ir kelionė gal iki galo nepavadinti, bet, nu, Bulgarija. Tai tolimiausia, bet šiaip visa Lenkija. O gerai, pavyzdžiui, kas tave labiausiai gal toj pačioj Bulgarijoje nustebino, nežinau, kaip vaiką, kaip paauglį, ar ne, atvykus į kitą šalį? Kad aš dabar irgi, žinai, irgi ten buvo, kad festivalis šokio. Kas nustebino,
Tai gal turbūt mano šita vadovė. Nes aš, pamenu, pirmom dienom, kai atvykom, užmigau paplūdimį ir sudeginau kojas. Aš turėjau net kažkokį degimo jau lygį, kad aš negalėjau net, man tik biški, vienas spindulys krisdavo ant kojo ir buvo begalinis skausmas. Ir tada aš sunaudojau visos tas vadovės kremus, kažkokius brangius kremus, kad, žinai, man numalšinti, aš net miegot negalėjau nuo skausmo. Aš va taip atsigulėjau ir va taip visą naktį, kad tik neliestų kojų, nes žiauriai skaudėjo. Ir kas man įsiminė, kai man reikėjo jau šokti, o pas mane sudegusios kojos. Aš sakau, aš negaliu šokti. Reikia. Ir jai buvo, tai yra pagrindinis dalykas, ir aš turėjau savo sudegusios kojas ir tos botus dėt, kurie yra iki kelio, jie spaudžia, viską trina. Aš per skausmą šoku, vos ne per ašaras ir dar matau, į ją pažiūri ir jinai man rodo, šipsokis, žinai, o aš per va tai, skau, ten buvo baisu. O gerai, Tomašai, kažkaip irgi šiek tiek užsiminė apie šokius, apie tokias, sakykime, daugiau mažiau lokales keliones ar net ten po Lenkiją, bet o kokios būdavo tavo laikų pramogos? Kaip tu pramogaudavai, kaip, nežinau, ką jūs veikdavot, kaip švesdavot, nežinau, kaip plotavodavot, kokia būdavo jūsų veikla? Iki 19 metų, kol neišvariau studijuoti į Varšuvą, tai dėja, bet alkoholis buvo pagrindinė pramoga. Aš net, žinai, tau paskui buvau pajėgęs daug išgerti. Buvo taip, kad net ansamblėje, kadangi buvo vyresni, mes tie buvom jau, vyriausiai yra ten, kur mūsų tėvų amžiaus šokėjai. Po to aš skau vyresni, kur tipo ten 17, 18, 19 jau pilnamečiai, kurie galėjo oficialiai gerti ir jie ten Galiorkoje autobuse, kai varydavo, gerdavo. Mes tie vidutiniai ir po to dar jaunesnė grupė būdavo. Tai mane tie vyresni kartais kviesdavo gert, nežinojo, kad aš pajėgęs gert. Ir aš pergerdavau kitus iš tų vyresnių, kur pats sėdėdavo toks jau, bet, žinai, neatsijungęs, neapsivėmęs. Tai čia buvo tokia pagrindinė veikla. Man net skau buvo kažkur galvoj, kadangi čia buvo rajonas, po to papuoli ten. Alkoholis buvo pagrindinė pramoga tokia. Tipo, žinai, interneto nelabai buvo, nelabai kas galėjo sau leisti irgi per daug. Mes turėjom pirmą internetą su broliu namie, ar Zebra, ar kas nuo 5 valandos. Atsimenu. Kur tu realiai filmą siuntiesi per naktį. Po to tas kažkas, kuris dalina tau filmą, kad šitą išeina pasirodo, ryte pažiūrė, blėt, neparsisiunti į to filmą. Ir kaip tu gali papramogauti net su filmu. Parsisiunti filmą, ten, o taip šakalinė kokybė, tu net nesupranti, kas vyksta. Va taip turi žiūrėti ir jau žiūri, tau nemalonu, bet tu visą naktį siuntėsi filmą, tu važiūri, su rusų vertimais, vieno balsą. Blemba, aš šitą tu man taip priminėjai su tuo filmo žiūrėjimu, aš atsimenu, kai dar būdavo nuomos punktai irgi. Aš kažkada išsinuomau siaubeką ir kalnai turi akis ir mes gyvenom vieną kambario bute tada ir aš jį žiūrėjau virtuviai ir man jisai taip nepatiko, bet aš jį vis tiek peržiūrėjau, nes sumokėjau 2 litus, žinai, 3 litus ir tu turi peržiūrėti ir man labai susišaukė su to, kad, žinai, kad ir prastas filmas, bet tu sėdi, žiūri tai virtuviai, nors, sakau, ten nepatiko, bet tik dėl to, kad gaila pinigų buvo, žinai. O mūsų dar beros 3 klasėje per kažkokią tai klaidą auklėtoją nuvedė, turėjom žiūrėti Scooby-Doo, žiūrėjom Final Destination. Berots vienas klasiokas net iš baimės apsimyžo. Ar nuo to ir prasidėjo tavo meilė siaubo filmam? Nes tu iš tikrųjų, aš žinau, mes dažnai pasikalbam apie siaubo filmus, kad... Man patinka, žinai, vaikystė, nes irgi po to nagrinėjau, kodėl man patinka tas dalykas, nes čia yra tokia kaip adrenalino emocija. Man atrodo, čia yra toks narkotikas, žinai, kelia tokį kitą jausmą, kuris nėra būdingas kasdien. Meilė, žinai, tie pirminiai meilės jausmai irgi yra tokie kaip narkotinė medžiaga, nes nesupranti, kas su tavim vyksta, tas žmogus, tu žinai, pulsuoja tau širdis, tu negalėjai kvėpti normaliai, irgi įdomus jausmas. O baimės, tai irgi jis toks kelia adrenaliną. Ir tas adrenalinas turbūt man yra kažkokia tai priklausomybė. Kur, pavyzdžiui, mes net ant tiek buvau pasinešęs ant filmų ir kai Varšuvoje buvau, ir čia Lietuvoje vėliau tik atsirado yra horror house'ai. Ir tu nueini, žinai, ir ten arle, kaip su visokiausiais questais, tu eini, tavęs gąsdina. Ir tas po to man yra geras siaubo filmas, tai kai persipina 2 emocijos. Juokas ir baimė. Nes tau baisu, po to kažkas atsitinka,
tu jokiesi, kažkaip čia gal stresas taip tave paleidžia, taip, žinai, va, tai įtamp, po to vėl grįžti prie baimės. Ir tame horror house būdavo tokių ten, kur mes net, tu gali, jeigu visi sako stop, tave išveda. Ir vieną kartą mes sakom stop, tipo, mes negalim toliau tęsti, nes, nu, ir aš pamenu draugį įsikybusi į mane, aš riekaut noriu, negaliu, žinai, brolis su draugeliu šalia riekauja, klikauja, jinai, va, iš išgaiščio net žodžio pratart negali, stop, viskas baigi. O, pavyzdžiui, atsimeni kažkokį, vat, tų laikų, 90-ųjų, ankstyvų 2000-ųjų filmą, kuris tau labai padarė didelį įspūdį arba, nežinau, taip išgąsdino, kad naktį bijojai miegot? Blemba, žinok, dabar gal neprisiminsiu, va taip, nebent tu kažką gal man pamėtytum iš savo tokių. Nu, aš irgi kažkaip galvojau, kokie čia filmai, nu tai vėlgi, jeigu skaičiuojam kaip ankstyvųjų 2000-ųjų, tai man tikrai buvo tas nejaukus ir kalnai turi akis, bet per tą tokį jie ėjo, žinai, nu, išlikštumą gal labiau, žinai, tai kažkaip irgi, nes aš galvoju, kokius filmus aš vis tiek mes žiūrėdavom, nu tai tų ankstyvųjų 2000-ųjų filmai, nu tai kas buvo Karantinas, kur ten, žodžiu, jau ėjo vienas tokių, sakykime, gal pirmesnių buvo zombių filmų Lietuvoje, kuris atėjo. Tai vat kažkaip, na aišku, Final Destination man labai patiko. Final Destination, man labiau, žinai, tokia, kartais filmas gali būti šiaip savo, bet mintis nebloga. Jo. Jinai gali būti ne iki gal kažkur išplėtota ir aišku, kada, žinai, tempia tą gumą ir va, kiek čia turėjom šiais metais, 10 filmą. Jo. Ir kartais čia toks nostalgiškas dalykas, man atrodo, ir jie daro tokiems kaip mes, žinai, kad, o, įdomu, čia ten buvo mūsų vaikystė, paauglystė, tai va, įdomu, kad dabar padarė. Bet, nežinau, man gal biškai vėl, žinai, su visais dabar ištekliais ir galimybėm filmai turėtų būti žymiai įspūdingesni. Nu, negu kas filmuodavo anksčiau. Man iki šiol, pavyzdžiui, keista, kai tu nueini pasižiūrėti kokio naujo filmo. Ir, pavyzdžiui, net lygini su to pačiu Harry Potteriu, kuris ten pirmas, nežinau, 97 ar 99 filmas ir tu žiūri ir toks, kodėl po 20 metų jūs negalit net arti prieiti prie to, ką jie darė tada. Technologijos labai pažengusis, tas CGI, pinigų prasme, žinai, aktoriai vien gauna tam po 100 milijonų už vaidybą. Ir jūs negalite padaryti kažko kokybiško ir gero, tai, pavyzdžiui, dabar turėtų būti remake'as Harry Potter. Iš vienos pusės man toks, kam? Nejaugi pasibaigė visos idėjos, nejaugi tipo mes ant tiek jau save suspaudėm į kažką, įrėmėm, kad mes negalim kurti naujų dalykų. Nu ir man toks, sakau, visą tai prasideda kažkokia tai melžykla gal ir toks aš, nu, man neįdomu. Bet šiaip šitą aš pajutau, žinai, kada, kai žiūrėjau 28 metai po. Aš dar šitą nežiūrėjau, bet irgi girdėjau 50-50 nuomonį. Tai va, nes pavyzdžiui, ir aš tada prisimenu, žinai, nu aš nespoilindamas pasakysiu, kad man, pavyzdžiui, pirma dalis vis tiek yra geriausia, antra dalis man irgi labiau patiko už trečią. Ir aš irgi, žinai, kai išėjau, atsimenu iš tos trečios dalies, aš galvoju, nu jo, gražiai nufilmuota, gerai padaryta, bet nei tie zombiai manęs tiek išgąsdino. Nes kai aš atsimenu, pavyzdžiui, man dėl ko labai patiko 28 dienos po, nes tie zombiai, jie buvo baisus, nes jie greiti, žinai, jie labai žiaurūs, jie tokie, žinai, laksto, tai visą kitą. Ir tada tu supranti, kad, nu, pačiai yra toksai siaubas, žinai, ir va, sakau, labai dėl to suprantu, ką tu sakai, nes man, sakau, aš išėjau po to filmo ir man toksai, nu jo, pasižiūrėjau, nu, tai va, neblogai, bet... Man atrodo, žinai, kad kartais, kad kas čia vyksta galvoj pas kai kurios žmonės, kad jie šito bandytų pernešti, bet kažkaip turim, ką turim. Turim tau žiūrovų klausimus, netgi 3. Tokius, bet mes atrinkom juos, žodžiu, ir... Liko vienas. Ką? Ir liko vienas. Ne, paklausim tuos 3, kuriuos išsirinkom, nes irgi negalim daug užtemti, laidos laikas neguminis, kaip sakoma. Tai pirmas klausimas būtų ir mūsų klausė Nerita, tai Ksena ar Heraklis? Kas tau labiau imponavo? Nežinau, ar čia būsi toks mainstreaminis, bet turbūt gal Ksena. Ksena labiau buvo man įdomesnis toks personažas, gal per jos toks klyksmus, kai jinai kiekvieną kartą turėjo. Dar, gal Heraklio toks buvo labai toks tradicinis, žinai, didelis bičas, nu, tipo Arnoldas, su tuo didžiausiu kardu. Tai irgi buvo gan įdomu, bet man gal paprasčiausiai pas iš savęs Tamstas Schwarzeneggeris neimponavo per stipriai kaip aktorius. Jisai nevaidino Heraklyje. Jis Konaną vaidino. Konaną jis vaidino, bet vis tiek... Heraklis buvo, bet šiaip jisai biškį turi, man atrodo, panašumą į Schwarzeneggerį.
Palauk. Jisai, kaip jo pavardė buvo, aš net neprisimenu, bet jis toks buvo, nu gal mes įmesim nuotraukytę jo parodyti. Tikrai, jo nebuvo kitas aktorius, jeigu Konas, tu turi mini Konas Maklausas, ar čia dar kitas? A, ne, čia dar labiau, dar kitas. Aš jau viskas man, bet Ksena. Ir pamenu, toks šokas buvo, kada išėjo serialas, nežinau, ar žiūrėjai Gladiatorius. Aš gal girdėjęs, nesu. Ten apie pačius gladiatorius, apie jų kovas. Ir ten buvo ta aktorė Ksena, nepamenu jas vardo. Nu, vat kažkas į tą pusę, vat, nu. Ir aš pamenu tada, kai ir ten jinai pirmą kartą berods apnuogino krūtinę ir aš toks, wow. Va čia tai vaikystės svajonės išsipildymo, jinai čia. Okay. Kitas klausimas. Turim, tavęs klausė Gintarytum. Ar jau paauglystėje supratai, kad esi gražus vaikinas pagal mergino dėmesį kiek? Ne, aš nemeluos, aš kažkaip neturėdavau daug dėmesio nei paauglystėje, nei universiteto laikais, nei dabar, jeigu net komediją užsiėmu, nėra taip, kad pas mane yra poreikis, bet iš to paprasčiausiai, kad ten, žinai, kažką prieil arba ten parašytų, nulis. Žinai, aš sakau, man atrodo, aš esu tos viduriukas, kur, pavyzdžiui, yra gražus žmonės. Ir aš nežinau, man labai nepatinka, kai gražus žmonės sako, mes negražus. Yeah. Jūs žinot, kad jūs gražus, nesakykit šito dalyko, žinai, ir realiai, man atrodo, kuo tu gražesnis, tuo galimai tau lengviau. Iš mano patirties, kiek aš stebiu gyvenime. Tiek pat vaikinam, tiek pat merginam. Čia, žinai, aš nenoriu skirstyti. O man patinka, žinai, aš su tas, man atrodo, šeški. Yeah. Žinai, ir jeigu ne komedija ir kiti kažkokie dalykai, kur tu turi, žinai, kažkiek galbūt šmaikštus, kažkur džentelmenas, ten, pavyzdžiui, turiu eiti sportuoti, žinai, kad palaikyt šitą visą, nežinau, nesąmonę ant savęs, kad nepakristų. Ir reikia stengtis, vat, reikia papildomai kažką duoti. O žmonės, kurie yra gražus, pavyzdžiui, ir kartais aš sutinku ten, žiauriai ten gražių žmonių, bet su jais bendrauju. Ir man kai kurie iš jų yra tuštybės. Jie nebesistengia tiek, kiek, žinai, šeškė arba septynetas, nes, nu, jiems reikia, arba penketas, ten ketvirt, nu, tarkim, aš, žinai, irgi nenoriu skirstyti. Man visada buvo įdomu, kodėl mes smegenyse bendrai per tūkstančius milijonus metų ten kažkaip mums galvoj yra suderintas daugelį iš mūsų, ne visiems 100%, bet daugelis suprantamas, kodėl kad šitas žmogus yra, pavyzdžiui, gražus, o šitas mažiau gražus, o šitas negražus. Man vat keista, kodėl taip smegenys veikia. Kad daugelis iš mūsų, jeigu mums pastatytų, vat, pavyzdžiui, vyrą ir moterį, ten gražiu, mes galėtume pasakyti, čia gražus, arba čia graži moteris. Man vat šitas keistas. Labai suprantu, kodėl taip veikia smegenys. Nu jo, o čia įdomu, aš irgi niekada apie tai negalvoju ir dabar čia turbūt bus vienas iš tų klausimų, į kuriuos niekas niekad neatsakys, žinai, tu galvosi visą laiką. Bet jūs suprantate, apie ką aš sakau. Pritarsi turbūt, kad vat, jeigu, pavyzdžiui, jeigu pasakytų Angelina Jolie ir daugelis vyrų pasakytų, čia graži moteris. Bet vat, kodėl? Aš nesuprantu, kodėl. Mes galim labai ten 8 iš 10 vyrų turbūt pasakytų, kad vat, gražiai 2 nesutiktų. Ir tai klystų, 10 iš 10 turėtų būti. Nu, o ten, pavyzdžiui, kažkas negražus irgi ten sutinka. Man vat, nesuprantama, vat, kodėl tie signalai veikia va, ten, va, tai. Tai gal kas atsakys, neįsivaizduoju. Jo, jeigu žinot komentaruose, kodėl taip veikia žmonių protai, parašykit. Jo, negaliu mėnesį užmygti su šitą mintim. Aš žinai, man žinai, kokia mintis yra, su kuria aš negaliu užmygti, kai apie visatą pradedu galvoti. Aš galvoju, kaip jinai, kiek jin tęsiasi, kokio dydžiai yra, žinai. Ir mane tas klausimas taip nervina, nes aš žinau, kad nėra atsakymų, žinai, jį. Ir man tada nesuvokiama, kaip gali būti taip, žinai. Ir nu, va, toks irgi. Bet čia vėl. O gerai, Tomašai, dar vienas klausimas yra, kuris labai puikiai mus įves į paskutinį mūsų segmentą. Tai Indrė, Pam tavęs klausė, fleki ar šaltibarščiai? Vienareikšmiškai šaltibarščiai. Fleki tai yra tokia nesąmonė. Čia realiai nuo grindų surinktas maistas, įsiriumba užpiltas vandeniu. Čia, aš nesprantu, kaip šitą galima valgyti. Skūra kažkokia tai plaukė, nu kažkokia tai nesąmonė. Šaltibarščiai, man atrodo, šaltibarščiai tai yra vienas geriausių maistų, ypatingai vasaros sezono. Čia vat, kai pagal mane, aš nežinau, ar kiti skirsta, aš sezoniškumai skirstu tą maistą ir, pavyzdžiui, vat, jeigu žiemą kažkaip man mažiau norisi ledų, čia labiau toks vasaros dalykas, atsigaivinti, tai vat, man šaltibarščiai, čia yra, nu, vat, aš jau jaučiu, žinai. Jo.
Tai va, tik šaltibarščiai. Okay. Ir Latviam perduokit tikrai čia mūsų šaltibarščiai, tai palieka. Šventę neturim. Va. Taip. Pastebėjot, man atrodo, va šitą šaltibarščių šventę įsibėgėja kuo toliau, tuo labiau, vien dėl to, kad už sienos yra konkurentai, kurie gali pasiimti. Ale, žinai, mūsų mes investuojam, kiekvienais metais daugiau pinigų parodyti, kad čia mūsų šventės. Jo, tiesa. Tomašai, šiaip kalbant apie maistą ir mano, čia yra viena mėgstamiausių temų. Pasakyk, ar turėjai savo vaikystės kažkokį tradicinį patiekalą, kurį labai mėgdavai ir patiekalą, kurio pakęst negalėdavai, bet jį reikdavo valgyti kažkodėl? Pakęst daug ko negalėjau. Ir žinai, augau ne per turtingiausiai šeimoje. Nu, tokia, ne tai skurdėlė gyvenam, nepasakysiu, žinai, bet ir ten ir remonto geriausia nebuvo, ir, žinai, varydavom nuolat į kaimą. Kastų bulvių, šienaut ir man, va, čia yra visiškas pragaras, tai pagrindė visi patiekalai iš bulvių ir būdų. Kur man, žinai, va, keista, kur aš sakau, aš nenoriu kastų bulvių arba sodinti, o ir man tada, žinai, pradėjo ten, paminu, mama manipuliuoti manim. O bulvinius blynus mėgsti? Žinai, aš nesuvalgau tiek, kiek man sodinti reikia. Aš gyvenime esu, pas mane, jeigu aš suvalgiau, pas mane alergija bulviam prasidėtų. Nu, ten nesąmoningai, vyrai, aš nežinau, ar jūs matėte tiek bulvių gyvenime, aš sakau, man iki šiol turbūt nugaros problemos vaikystėje jau buvo. Sako, man 12 buvo nugaros išvaržos jau turbūt. Yeah. Kai tu negali dar, žinai, mėtėt, va tai bulvių. Ten darbo, pas mus toks durnas mentalitetas su tom bulviam. Ypatingai anksčiau, aš nežinau, kiek dabar, žinai, kaimas. Kur atrodo, lyg mes auksą ten ieško. Tu turi turėti gerą lauką, tu turi, žinai, jį apdirbti, po to tais taršom dar. Akmenis surinkti. Iš kur, blėti, akmenis kiekvienais metais? Vaikštai akmenis rinki nuo lauko. Kad bulvę pasodinti. Įsivaizduoju, tiek darbo, kad bulvę pasodinti. Po to tos Kolorado, tos šūdus rinkinėje. Aš pamenu, vaikystėje mums davinėdavo tokius didelius sloikus ir mes turėjom tos, vos ne su pampersais, mūsų jau darbino mama. Ir aš pamenu, mano pirminis šokas buvo, kai aš pamačiau, kai tėvas su ta bačka nugaros vaikšto ir purškė jos. Yeah. Ir aš, tai kam aš rinkau tada, žinai. Pas mūsų mamą buvo labiau, negalima palikti vaikų be darbo. Yeah. Ir man gal pasakytų smėlį skaičiuot, kad tik nesėdėčiau be darbo. Aš turėčiau skaičiuot smėlį. Žinai, aš paminu visą laiką, aš ant tiek, bet pas mane dabar, nenoriu dabar, žinai, kad žmonės klaidingas, pas mane nuostabus dabar santykiai su mama ir per daug, aišku, pykčių ir viskas, dabar mes esam kaip geri draugai. Yeah. Bet anksčiau, aš nuolatos kalbu, kodėl tu taip darai? Sakau, man nereikia, žinai, nei tų bulvių, nei ką. Aš pamenu šeima, kai aš iš Varšuvos atvarydavau, dar manim norėjau naudotis tą pagalbą bulvės kastą arba sodinti. Ir aš pasakiau visą šeimą, sakau, aš žiemą kiekvienam iš jūsų po 2 maišus bulvių nupirksiu, bet sakau, aš čia daugiau nebevažiuosiu. Supyko visi. Ir aš paprastą dalyką pasakau, bet jos supūna Rusy, tos bulvės. Nu, tai, bet, žinai, pavyzdžiui, va čia yra vis tiek mūsų, aš sakyčiau, ir mentaliteto dalykas, nes aš, pavyzdžiui, bulviakase, aš prisimenu kaip šventę. Pavyzdžiui, aš pasakysiu kodėl, pavyzdžiui, man ravėjimas, tai va čia būdavo mano kančia. Aš atsimenu tą karštį, aš atsimenu, kad kauptuko nebūdavo, žinai, reikėdavo rankom, reikėdavo keliais, man čia būdavo pragaras, čia buvo baisiausias darbas, kokį galima dirbti, būdavo ravėjimas, aš negalėdavau pakęsti. Bet bulviakasis, kodėl man patikdavo, nes mūsų susirinkdavo visa giminė, tada važiuoja pusbroliai, pusseserė, žinai, mes ten gaunam pasivažinėti priekabą, žinai, kol nuvežam, ten suneši tas bulves, ten aš iki šiol atsimenu tos rėkimus, didelės, mažos, sėklai, žinai, ten ir panašiai. Man va tas būdavo tokia kaip šventė, bet, pavyzdžiui, sakau, va ravėjimas, aš iki šiol negaliu. Aš jau geriau žvyrą vešiu su karučiu, negu ravėsiu. Paprasčiausiai buvo, žinai, gal jis ten labiau ten hihihaha, kai 30 žmonių bulviakasi. Ir aš nežinau, koks buvo plotas tų bulvių. Jūs tokia, čia tokia šeima, po to iškepsim bulvės, turbūt folijoje kepdavot bulvės, tokia sėt, kažką ten pasakoja, ten va, tu apie pažymius savo gal pasakoji, ten giminių. Aš neturėjau aš buvau čia ir už 10 km brolį matydavau irgi. Va tai va, ir tu eini, va, žingsnis bulvės, žingsnis. Ten buvo pragaras. Aš tave, kad nori, dabar galiu nuvežti tos laukus. Tu praeidi kaip, tu net galo nematai. Tu va tai važiūri ir nematai galo. Jeigu dar rūkas koks, va, šie šak. Tu nieko nematai. Ten buvo blogai, nežinau. Mama nuolat vadindavo, kad tas kaimas yra rojus žemė. Man čia yra pragaras, neįmanoma buvo. Sakau.
Visi prie ežero, aš į bulvekas. Visi prie ežero, aš šienauju. Nenormaliai. Tai, žinai, surinkinėjai tą šieną, pradeda lyt ir ką tada reikia išrinkinėti atgal, kad jis išdžiūtų. Sakau, Sizifo darbai kažkokie. Nu, bet tai buvo, nu, ką aš tas. Buvo. Aš tai nieko nesakau, nes aš, žinai, nu, aš irgi kaime, kadangi augęs, tai man visi tie darbai kažkaip, nu, ir akmenų rinkimas. Ir aš, pažiūrėjau, irgi niekad nepagalvodavau, iš kur kiekvienais metais jie atsiranda, žinai. Bet dabar pradėsiu galvoti, žinai, iš kur yra. Ogas tas rink, duoda tau va tokį kibirą, kad apglėp nedagali. Ir dar sako, surinksi kibirą, paleisi namo. Va. Tu realiai ten pusdienį, tam, kad dugno nesimatytų, turi rinktas ogą. Ir tu negali su tom šakelėm, tu va. Kiekvieną, va tai varinki, nu ten kosmosas. Gal kažkas relatins, bet man čia yra skausmas. Ne, bet, nu, aš tai suprantu šitą dalyką, tos kaimo darbus ir sakau, tikrai ne visi jie būdavo malonus ir mėly, kažkas patikdavo. Žinai, koks desertas buvo po visų šitų darbų? Grįžti šeštadienį ar sekmadienį vakare namo ir motina sako, nu, o dabar pamokas daryk. Va, čia buvo desertas. Ir tu galvoji, ir man nereikėjo. Ir tu galvoji, man nereikėjo gudrauti mokyklą ir manipuliuoti mokytais. Čia motina kalta, kad aš manipuliavau mokytais. Čia aš nenorėjau, jinai mane privertė. Tu negali, realiai tu namie, o taip į lubas žiūri, o tavęs dar laukia matematika 9 vakare po bulvių. Tu toks kokia matematika? Aš geriau apgausiu tos mokytojus. Tomašai, dar labai trumpai grįžtant prie maisto. Koks ten maistas? Tai nepatiko, vakaris nepatiko. Lašiniai, bet kepti. Šiaip lašiniai, kada žinai, su duona, svogūnais, man visai patikdavo. Jie kur šaldyti. Bet kai kepti lašiniai, visi tie, kaip tas galeretai tame želė? Šaltiena. Šaltiena, ne, iki šiol. Grybų kažkaip aš iki šiol pamenu vaikystėje motina. Žinai, kaip buvo irgi, varo visi į mišką, prirenka grybą, o vėliau reikia jas kažkaip konservuoti, ten kep. Ir nežinau, koks ten buvo grybas, motina davė paragauti nuo keptuvės. Ir jis buvo toks slidus, kaip centrafugui. Aš net negalėjau jo kažkaip prakasti. Jis va tai, ten burnoje lakstė, aš išspjoviau ir po to laiko, ačiū viso gero, man nereikia tų jokių grybų. Aš nuo to laiko ir nevalgau grybų, aš labai pamenu gerai šitą. O Tomašai, pavyzdžiui, dar šiek tiek, užsiminė apie tą tokį labai specifinį desertą, bet ar būdavo kažkokie desertai valgomi, kurie tau labai, pavyzdžiui, patikdavo? Jo, bulvės. Mes neturėjom pasirinkimo, mes blynus, bet žinai, kas man patikdavo? Keptos bulvės. Vat kažkaip tas tos kurdus tas maistas keptų bulvių, dar su česnaku, dar porą kiaušinių įmušt. Aš pamenu, čia buvo turbūt kažkaip, labiausiai laukiau tų bulvių vaikystį. Kai ten mama arba vyresnis brolis kepdavo bulvės, arba tėvas, tai aš laukiau to patieko. Dar žinai, kur paima tau dešrelį, dar papjaustų kažkaip įdomi, kur su tais čiaptuvais kažkaip pasak. Bet iš tų desertų, mama konditerė, tai kažką gamindavo irgi kažkokius tai piragus, kažkokius tai ten iš tiesrušlos dalykus. Tai irgi, matai, aš gal nelabai vaikystėje suprasdavau, gal viskas irgi rėmėsi į finansus, nes mes ten su broliu prašydavom tą ir to, žinai, mamos. Ir jinai sako, dabar negaliu, žinai. Ir mes nesuprasdavom, bet turbūt viskas į finansus rėmėsi, nes tėvai daug dirbo, abu mama, tai iš visų už 3 žmonės atrodo, kad dirbo. Mes čia, ir dar, žinai, 3 vaikai, vyresnis po to išvažiavo į Airiją dirbti, bet mes dar 2. Ir žinai, ir mūsų norisi visur. Pinigų to trūksta, bet reikia ir mokyklą 2 vaikus aprengti, ir nupirkti visus penalus, sąsiuvinius, ir po to kažkokios ekskursijos, irgi, žinai, mūsų visur, net nepriklausomai ten, jeigu, kiek sužinau, mama reikėjo skolintis pinigų, skolindasi, kai tik mūsų išsiūs, po to tas ansamblis šokių, kad šokom, po to mamos buvo, aš visą gyvenimą šokėjęs. Mūsų, kai mama atidavė pirmąjį tos, kaip ten, sportiniai, pramoginiai šokiai buvo. Ir po to tautinių šokių era prasidėjo, man ten virš 10 metų turėjau tas polkas šokti ir vis. Tos rūbus nešiot panujos, kaip karalienės prieš tave eina, tu tos suknelės turi ten, kurios ten sveria po belenkiek. O gerai, Tomašai, iš tikrųjų, čia visko mes turėjom, ir tokią psichoterapiją, ir juoko, ir
Šiaip visko labai ačiū, kad atėjai. Oi, ačiū, kad pakvietė. O gal nori kažką dar, nežinau, pasiplaginti, jeigu turi kažkokį renginį artėjantį? Nu, kažką pasiplaginti dar nėra, bet pasipromautinsiu gal. Ateikit, kada čia bus. Ateikit visus renginius, žiūrėkit, stebėkit, tikiuosi bus gerai, tikiuosi nenuvilsim, juoksitės, duosim jums to juoko, kažkokių istorijų, va, kaip apie bulves. Su Žilvinu turėsim paskutinį pasirodymą Šprotų kažkur rugsėjį, Vilniuje irgi stebėkit, ateikit, bus filmuojamas, taip užbaigsim mūsų tą duetą, gal jų pratęsim, nežinia, gal liksiu vienas, jeigu Žilvinas nepasirašys, kas yra didelė galimybė, kad nepasirašys, nes visus darbus jis atlieka, visus organizavimus, finansinį, man tik atvažiuoti reikia. Tai ačiū, kad pasikvietėt, buvo labai malonus pokalbis ir mylėkit, domėkitės, keliaukit, mėgaukitės ir tiek. O aš noriu dar padėkoti iš tikrųjų mūsų partneriui Seilė. Tai va čia irgi kalbant apie keliones, esim kortelę, atsisiunčiat programėlę, pasirenkat planą ir keliaujat be rūpesčių. Taip pat labai dar kartą noriu padėkoti Tomašui, iš tikrųjų labai nuostabus, perspektyvus komikas, eikite jo pasirodymus ir kaip Tomašas sakė, visų komikų pasirodymus, sekit 90-ųjų kiosko kanalą, sekit mūsų paskyrą Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e, žodžiu visur ir susimatom jau labai greitai kitame epizode. Iki!